Tai kur Aistyti atvažiavome, mažiukas? Ledakalnis. Ne Ola. Ladakalnis. Nes su ledu, su Deive Lada siejama šita vieta. Ot, su mažiuku atvažiavome į tokią gražią vietą Aistytę. Tai kas čia randasi? Ignalinos rajonas? Taip, čia Ignalinos rajone. Ignalinos rajone. Čia dar tik pradžiai parką įėjus. O, centukų kiek priaukota. Ir ne tik, man atrodo, ten yra ir užsienio valiutos. Taip. O čia kokia proga aukoja jas? Dievam? Gerai, paliksime ir mes tada. Centuko. Dar turėjai? Ką? Rudų gal dar turėjai? Kuo turėjau? Rudų ar geltonų? 20 centų dar turėjau, paskiau po eurą. Jaučiu, nuo to kalno gražus vaizdas atsiversa. Nu, čia tokia mistiška vieta. Oi, žoliukas. Yra ritualas apačioj paimti akmenuką, sugalvot norą lipant. Ir buvo jie dedami po ąžuolu. Bet ąžuolui pradėjo trūkti drėgmės, todėl buvo jie va čia pernešti. A tai šitie visi akmenukai reiškia? Kažkieno norą. Nuo šito žoliuką. Ne, nu kiti, vat kaip aš dabar nuo pačios užneša savo akmenuką. Ir norą turi, nesakysi to norą. Tai aišku, ne. Kokio gražumo ąžuolas. O va čia žemyn ąžuolų giraitė. Čia prezidentai sodina ąžuolus. Gal pats pirmas Brazausko, net nežinau. Nu, einam pasižiūrėsime. Antano Smetonos garbei pasodino Brazauskas. Algirdas Brazauskas. O, geras. Kazio Griniaus garbei pasodino Valdas Adamkus. Daliaus Grybauskaitės pasodintas. Valdo Adamkaus antras ąžuolėlis. Dalia Grybauskaitė. Irgi du pasodina. Adolfo Ramanausko vanago garbei pasodina prezidentas Gitanas Nausėda. Pasodino Rolandas Paksas. Rolando Pakso pasodintas ąžuolas 2013.
Gitanas Nausėda Ramanausko vanago. Nu, tai Deivė Lada buvo tokia, taip? Jo, buvo tokia Deivė Lada ir įdomu tai, kad jinai didžiuliam regione buvo garbinama. Tai ir Baltijos šalis, ir įvairios, aišku, yra nuomonės archeologų, istorikų, bet kad ir dalis slavų teritorijų jai buvo aukojamos šventvietės paskirtos. Jinai buvo harmonijos, šeimos, pavasario vaisingumo deivė, tokia labai svarbi, taikos deivė. Todėl jai aukos buvo skiriamos taikios, be kraujo. Tai buvo medus, grūdai pirmieji, kažkokie vaisiai, žiedai, gėlės. Tai vat. Ir pinigai tikriausiai? Ne. Ne? Ne, čia jau kita vyriška energija. Ir kartu pavasarį jai buvo ypač skiriama per jonines, manoma, tas vainikų plukdymas yra skirtas būtent kilę iš ritualinių veiksmų šitai deiviai. Lenkijoje yra kelios taip pat jai skirtos garsios vietos, kur kažkada buvo aukurai aukojimo ir Lietuvos regione šita vieta pati garsiausia. Nors sutikinai tikrai ypatinga. Vieta tai tikrai ypatinga. Tas ąžuolas toks gražus. Čia aišku ne tas pats ąžuolas, kiek jis čia gan jaunas atrodo, bet čia visada augo ąžuolas. Šitą. Aišku, nebuvo gal tiek medžio, gal kaip tik dar daugiau buvo medžių. Bet energetika tai čia tikrai nuostabi. Taip, jaučiasi tikrai labai stiprios energetikas. Jau kraunės energiją? Taip, natūraliai norisi basomis čia būti. Čia labai stipri moteriška energija. Opa, gražu. Čia 7 ežerai, bet mes aišku per medžius nematom, kur jie susitinka. Pakeliam droną ir pamatysime. Taip? Manau, bus gražu. Paveiksluosime tave nuo tos ežerą viduriu. Fotosesiškai gražiai atrodai. Pateisino Ladakalnis tavo lūkestį? Pasiteisino Ladakalnis. Aš pagal nuotrauką šitą vietą atrinkau kaip pačią ypatingiausią. Nežinau, gal Šatrijos Rambyno kalnas ir pranoks įspūdį, bet vargiai. Taip. Man
Vien dėl to, kad prezidentai šitus šuliukus sodina, tu nerasi į Rambyno kalną, kur nors kitur jie važiuoja. Nors. Nežinau. Tai jau vien dėl to. O tai kas čia pliusas ar minusas? Čia, man atrodo, pliusas, taip, tam Nu, kalnui. kažkas atrinko šitą vietą, kaip tikrai Žymūs žmonės, ypatinga. prezidentai, jeigu žoliukus sodina, Tai kelia tos vietos vertę. taip, šitos vietos vertę jie irgi kelia. Nu ką, reikia nusimaudyti. Iki 80 laisvų prekėms, iki 50 maisto ruošimo instalos įrašymų prekėms. Linkmeno ežeras. Linkmeno ežere. Linkmeno ežere įsimaudysi, mažiukai. Linkmeno. Čit ne Lukmino. Man atrodo, sekantis iki ir aš dėsiu į vandeniuką. Nu, dasieki dugną įstutę, mėgyk stoties. Nesieki, gilu, plauk į krantą. Kaip sakai, kaip po krikšto? Kaip po krikšto? Kaip pakrikštyta. Taip pat iki 50% mažesnės kainos, o tokius bei rūbai ir šluotos net iki 40% pigiau pasiimti išmoką ir internetinę. Visokių atrakcijų. Tai važiuodami pamatėm bokštelį. Apžvalgos, Šiliniškio apžvalgos bokštelį. Bet kartu yra vaikam atrakcija takas Prisijaukink drakoną. Ir yra bitininkystės muziejus netoli. O, motociklai. Kaip faina. Baikerių. Į Šilinių apžvalgos bokštą pasirodo tikrai verta užlipti. Nežinau, kiek čia ežerų matosi, bet vaizdas nuostabus. Štai kokia graži mūsų Aukštaitija. Tai pirmiausia, man atrodo, mes galime aplankyti Labanoro apžvalgos bokštą, paskui žiūrėti, kur pavalgyti. Čia tokia architektūra įdomi, tokie namukai senoviniai. Kyla balika lygiai to bokšto apžvalgos. 17 kilometrų. Bus šiandien antras apžvalgos bokštas. Užteks 2. Pažiūrėsim, kuris įspūdingesnis. Kur sukam? Ten. Kur ta aikštytė atvežė dabar mumis vėl? Tai jau sakiau, Labanoro bokštas. Labanoro bokštas. Ten girdisi balsai, tai manau reikia eiti tą kryptim. Na, štai ir bokštas, bet čia girdisi, kad žmonės maudosi kažkur netoliese. Čia yra, kai sakant, pliažas. Ne savo koks bokštas. Ne aukštas. Einam prie Ką? vandens pasižiūrėti.
Mindūnai. Gražiai sutvarkyta. Bet čia smagu ir su motociklu atvažiuoti. Aišku, jeigu nebūtų Molėtų plentas taip remontuojamas, bet kas iš šitų regionų arčiau, tai Čia žiūrėk. faina. Čia kempingas, Kempingas. pirtis. O, nusileisime laipteliais. Vėl užsimanysiu maudytis. Kaip faina įrengta, kaip gražu. Persuku kamerytę. Fainas. Oi, kai sibuojasi. Tai kaip jūros lyga. Oi, kaip fainai. Gražu kaip. Nėra noro įkristi. Vat gailiuosi, kad nepasiėmęs maudimkių. Čia jau čia negilu, ta salelė tokia iškilus. Čia skaidrus labai vanduo, Labai švarus. švarus vanduo. Aš tau sakiau, su nakvynė važiuojam. Taigi Karlos atvažiavo. Na ir su mažiuku mėginsime atakuoti bokštą. Pasižiūrėjom, viršui nėra Ko nėra? mikrobangų. Paskui grįžę būsim verti ledų arba kavos. Taip, Arba ir to. Majo Bet įstytė. aš nežinau, koks čia ežeras. Reikia rasti. Neįsivaizduoju, kokią šiaukštį įveikiau. Nu, medalis tau. Duosi medalį. Lakajų. A, čia lakajai. Ką žiūrės, tai Kokie nežino gražūs. žmonės, kad pas manęs yra trauma. Aukščia bijau. Aš į 3 aukštą balkoną nevaikštau. Net pats nesuprantu, kaip aš čia atsidūriau. Gausi kamerą nunešti arba gaisrininkus kviesime. Įstytė. Oi, Nu, su baimėm pasirodysiu reikia savį dirbti. įsigandusi. Oi. Su baimėm reikia dirbti. Oi. Nu, šaunuolis užlipai. Šaunuolis, duosi pagirimą. Duodu pagirimą Duodi. tau. Tai vat, nuostabi lakajų panorama. Šiandien nuostabi diena, šiek tiek debesuotas dangus ir išsidriekia lakajai. Prie šio bokšto nuostabi stovyklavietė, daug žmonių maudosi. Ką, tikrini akinius? O čia smagiau žiūrėti, ar tai žemė atrodo. Taip aukštai. Įstytė. Na va. Nu ką, nusipelnėm ledų į tokį bokštą užbėgę. Aš netikėjau, kad tai bus sunku nulipti. Man baisu buvo nulipti. Patikėk. Daug žmonių turi aukščio baimę. Aš kažkaip ją išsigydžiau. Paleidau. Ir man išgydysi. Bet ledai skanu, ne?
garsius. Nu, kur Aistytė, tu čia mane vėl parodėjai atvažiuoti. Nu, va, parašyta Pučkorių atodanga Vilniuje. Pučkorių atodanga, aukštis 54 metrai. Na, Saugomos Kiek gamtos skaičiau, paveldo. tai nuo 1974 metų čia jau pripažinta kaip labai ypatinga vieta Lietuvoje, pati aukščiausia atodanga. Pasižiūrėsim. O jo, majo. Geras, kaip aukštai. Bet Vilniui tokia vieta nesitikėjau. Baisu, kaip bokštė antrą kartą. Labai aukštai. O, kaip gražu. Antrą kartą Aistytė, šiandien stresą patiriu. Nu tu duodi. Pučkorių atodanga. Vilnelė. Tikrai fainus Vilnius, čia kada. Miestas skaitosi, ne Taip, Vilnius. miesto teritorija. Ai, nesąmonė. Žiūrėk, ir tavo iš karto, ir tavo grožis, tu jau iš karto pajaunėjai, tu šiandien jau keliais meteliais. Tai man išsimaudymas ežere nubraukė 5 Čia metų. koks vaizdas. O dar čia, žiūrėk, kaip gražiai takas eina. Einam į kairę. Žiūrėk, kaip takų, čia dabar gali pasiplysti, į kairę, į Ne, į dešinę. kairę galime eiti. Kairę einam. Palei šitą atodangą. Telė nueiti. Na, čia įspūdinga vieta. Kaip šiandien diena bus praleista tavo Aistytė. Nu, man Ladakalnis tai buvo tokio grožio vieta. Išskirtinė, mistinė. Iš karto norėjusi batus nusiauti ir basom vaikščiot. Man atrodo, Ladakalnį pakartosime rudenį, kai lapai kris. Ten gal ir ežero daugiau matysis, Gal kai lapuočiai numes rudenį lapus. atvažiuosime. Rudenį atvažiuosime tikriausiai su nakvynė. Kaip mažiuks. Taip, dar liko Molėta, Ignalina neapžiūrėta. Molėtuose buvau kažkada labai senai. Galima net į Molėtų observatoriją būtų nuvažiuoti. O, žiūrėk, čia selfie pasidarom. Pasidarom. Pasidarom, davai. Visi čia daro. Visi daro, ir mes pasidarom. Nu, žiūrėk, kiek spinikių prikabinta. Nu, Aistute, kur tu? Romantiška vieta matosi. Kur tu šypsena? Tikriausiai ir užbaigsime šiandien šią seriją. Kam patiko, spauskit laiką ir lygiai sekančios serijos.